Kai kalbėjom apie aviną ir jautį, tarsi susipriešina Marsas ir Venera, ar ne, kaip vyriškas, moteriškas pradas. Bet jeigu bandytumėm kalbėti apie Venerą kaip apie tą metų simbolį, kuris yra ant mūsų žvakės, ar ne, ir kaip apie malonumų simbolį, apie saldumo, moteriškumo, seksualumo, jausmingumo simbolį, tai lyg dar vieną priešingybę galima būtų laikyti Saturną, kuris globoja ožiaragius. Tai o Saturnas vis dėlto askezė, ar ne, atsakomybė, pareigingumas, darbas, toks tarsi sausumas. Tai ar padės ta Venera ožiaragiam ateinančiais metais tarsi galbūt išsilaisvinti iš savo globėjo Saturno, ar ne, ar kaip tik tos priešingybės dar labiau vieną kitą supriešins? Kokie metai ožiaragiam? Na, ir kaip žinia, Venera yra meilė. Ir pagal Jupiterio pozicijas vienintelė meilė, kuri ožiaragių širdyje bus pirmą metų pusmetį iki birželio mėnesio, tai meilė darbui. Bet čia visada. Jie bus kukli, ypatinga. Čia sustiprinta meilė darbui. Aišku, galima tikėtis, kad meilė darbui galbūt kaip gera karma apdovanos ir laimingų tarnybinių romanų. Taip irgi galima tikti. O tada antroji metų pusė? Antra metų pusė tai jau visai rimta. Jeigu, tarkim, ištiks kažkoks romantiška meilė darbe, tai bet kokiu atveju antra metų pusė, tai tas laikas, kaip pagaliau ožiaragiai, šitie griežtieji, atsakingieji, pareigingieji, susigalvos kurti šeimą, tuoktis. Tai santuokos laikas. Nuo birželio 10 prasideda metai, kai ožiaragiam norės jie to ar nenorės, bet teks pagalvoti apie antrąją pusę. Na ir be abejo, tie, kurie jau turi tą savo antrąją pusę, tai turės investuoti daugiau pastangų į santykių puoselėjimą ir galbūt jie pavyks išgyventi antrąjį medaus mėnesių periodą. Tai vis dėlto ožiaragius statomi tuos laimingųjų gretą kaip lentynėlę, ar į tą viduriuką, ar jau prie tų liūdnesnių ženklų kitais metais? Liūdesio tikrai ožiaragiai neturės. Sakyčiau, galbūt, bet ar tai liūdesiu pavadinsi, jeigu skorpionų liūdesis, kai viskas yra gerai, tai ožiaragių liūdesis, kai sakiau, dabar pabūsim namuose, pasirūpinsi šeimą namais. Tai va tokių rūpesčių gali užplūsti. Bus toks periodas, štai kai Saturnas įeis į avino ženklą ir eina jis gegužės pabaigoje, gegužės 20 ir iki rugsėjo 1 Saturnas. Uždrausta išeiti iš namų ir tai yra katastrofa ožiaragiui. Reiškia, namuose tai bus darbų zona, persikels į namus, manau, kad bus darbas iš namų. Užbaigiant, turbūt belieka priminti, kad Palmiros astrologinį kalendorių su visais astrologiniais aspektais, bendrosiomis apžvalgomis kiekvienam zodiako ženklui kiekvieną mėnesį, mėnulio ir saulės parų kilimo ir leidimas laikais, mėnulio paromis, saulės paromis ir jų detaliais aprašymais, su klasikiniais ir legendiniais Palmiros sudėliojimais, labai detaliai ženkliukais kiekvienai dienai, kurių žali reiškia palankės gyvenimo sferas, o raudoni reikštų lyg tas sferas, į kurias nereikia kišti uodegos tą vieną arba kitą dieną, ar ne, su runų ženklais kaip talismanais ir amuletais. Galite rasti mūsų interneto parduotuvėje, tai yra smells-like-spells.com. Tik nepamirškite pakeisti kalbos į lietuvių, kad rastumėte kalendorių, nes kalendorius yra leidžiamas tik lietuvių kalba. Pristatymas galimas tiesa visame pasaulyje, tai drąsiai galite užsisakinėti, tik užsisakykite lietuviškoje svetainės versijoje. Taip pat rasite ir didžiuosiuose Pegaso knygynuose ir didžiuosiuose Vagos knygynuose Knygos LT, tiesa ir patogu pirkti svetainėje. Na, o Palmiros ir smells-like-spells kartu kurtą metų žvakę, štai tokią taip pat rausvą, gražią ir labai
salstelėjusiai, vaisiškai, veneriškai kvepiančią su apelsinų žiedų, ambros, vanilės ir greipfruto aromatu, bei išraižytais visais metų ženklais. Tai yra zoroastrietiškoji lūšis ir runos Kenaz ir Lagus, Veneros simbolis, kinų metų ar neateinančių gyvatę. Rasite mūsų interneto svetainės meslakspels.com, jau žvakė bus ir lietuviškoje versijoje, ir angliškoje, nes jeigu norėtumėt padovanoti žvakę savo draugams, kurie nesupranta lietuviškai, drąsiai galite tai daryti, nes aprašymai apie tai, kaip sutikti visus naujuosius metus, kodėl vis dėlto nereiktų jau sausio 1 naktį pradėti švęsti kinų naujųjų metų, o kada vis dėlto juos švęsti, o kada švęsti zoroastrietiškosius naujuosius metus ir kaip švęsti, kad tie metai ateinantis būtų mums sėkmingi, gražus ir galbūt netgi laimingiausi. Rasite dėžutėje visą tą ilgą aprašymą, netgi 4 lapų. Todėl suskubkite užsukti pas mus į svetainę, suskubkite užsukti į knygynus, nes kiekvieno iš šitų maginių įrankių kiekis ribotas, tai yra limituoto leidimo produktai. Ir iš praktikos žinome, kad jau artėjant didžiosiomis šventėmis paprastai jie atsiduria pas kažką dovanų krepšeliuose, o kai kas lieka šiek tiek galbūt ir nusiminęs. Ačiū Palmyra dar kartą, ačiū Jums, kad žiūrėjote, nepamirškit galbūt pasidalinti paskutinį kartą įrašų su draugais, galbūt kažkam jis bus irgi įdomus. Visada